Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Nemeskime plastiko į gamtą, jis gali būti perdirbtas į naujus reikalingus daiktus. Lietuvoje susidaro tiek plastikinių atliekų, kad jeigu jas laidot kažkur gamtoj, tai kasmet reikėtų kažkur tokią teritoriją užimti kaip Vilnius. Taip pat laidoje gyvename mirties kultūroje, sako profesorius Vytautas Landsbergis. Pramogas vadiname laimę ir žudome artimą, sakydami, kad turime tokią teisę. Žmogaus žiaurumas dar negimusiam vaikui nepraeina be pėdsakų ir gimusiam vaikui. Po jo gimusiam? Ne po jo, bet tot pavyzdžiui, vienam neleido gimti, o kitam pasisekė ar leido gimti. Bet jeigu bendras toks požiūris yra, kad tas, kuris galėjo gimti, jau turi kažkokią tai vertę, savumą, būti, oficialiai pasakyti, kad čia auglys. Kol jisai nesuriko pirmą kartą, tai jis tik auglys. Pokalbis apie ekologiją su profesoriumi Vytautu Landsbergiu pakrypo visai netikėtą linkme. Gyvename mirties filosofijos idėjomis. Pramogas vadiname laimę ir žudome artimą savo, teigdami, kad turime tokią teisę. Toks įspūdis, kad susiruošėme gyventi vos iki pirmadienio, sako Vytautas Landsbergis. Kviečiu žiūrėti. Vytautas Landsbergis, politikas, meno, muzikos, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, išleidęs apie 30 knygų, kuriuose iš pradžių daugiausia gvildeno Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą, o vėlesniais metais Lietuvos ir tarptautinius politinius klausimus. Vytautas Landsbergis buvo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas. 1990 metais kovo 11 dieną jis buvo išrinktas Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininku, vadovavo parlamento sesijai, kurioje tą dieną paskelbta atkuriama Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. Dabar jis yra Europos parlamento narys, išrinktas antrai kadencijai. Vytautas Landsbergis už kultūrinę, politinę, visuomeninę veiklą buvo daug kartų apdovanotas ir pagerbtas pasaulyje. Daug ko reiktų atsisakyti žmonėje, jeigu jinai nori išlikti, jeigu nori jau dabar sveikiau gyventi, tai priklauso nuo supratimo, kas žmogui gyvenime svarbu, ar sveikata, ar pinigai, pavyzdžiui. Labai, mes kiekvieną dieną aukojam sveikatą arba rizikuojam ją, kad uždirbtumėm. Ir, aišku, darbas yra reikalingas, jis puošia žmogų, bet yra ir tokio veikimo pirmiausia dėl pinigų. Ne dėl to, kad kas nors ten neturi už ką duonos pavalgyti, bet todėl, kad žmogaus norams nėra galo, nėra ribų ir jau toliau galima kalbėti apie gobšumą ir apie pražūtingą gobšumą. Kas yra kapitalas? Kapitalas yra žmonės, kurie jį vartydami, jį gausindami, patys apsirūpina. Ir tam taip pat nebūna ribos. Arba nėra ribos tam pasididžiavimui. Štai ką aš galiu. Aš galiu sukurti didžiulę industriją ir pasididžiuoti savo darbu. Gal ta industrija dar duoda ir politinę galią. Tai irgi viliojantis dalykas ir tam taip pat nėra ribos. Jeigu žmogus neturi kitų kriterijų, kitų vertybių. O, pavyzdžiui, tokia vertybė būtų, padaryti kitus žmonės laimingesniais arba laimingais, padėti jiems. Aš vieną sykį mūsų pramonininkų paklausiau, jie buvo šiek tiek nustebę, kai jie džiaugiasi savo gamybiniais pasiekimais ir rinkų užkariavimais, ir Lietuvos ekonomikos sėkme.
ir Lietuvoje, ir aplink. Aš paklausiau, ar pagal tuos rodiklius, kurie čia taip gražiai augo, buvo kažkada prieš 10 metų ar panašiai, ar taip pat auga jūsų darbuotojų gyvenimo džiaugsmas. Ar jie jaučia tą? Dabar yra kalbama apie tai, kad bendrasis vidaus produktas su gyvenimo augimas, jo augimas, jisai su laimės koeficientu ir su gyvenimo gerove nelabai turi kažką bendro. Nu čia net kalbėti nėra apie ką. Bet nepaisant to, mes taip, tai nėra apie ką kalbėti, bet nepaisant to, tai lieka vis tiek dar kol kas pagrindiniu atskaitos tašku. Ir viso ko matavimo vieneto. Deja, taip, aš tų minčių turiu ir kalbu apie jas, toks kaip keistuolis, bet yra ir tokių keistuolių pasaulyje. Viena kita maža valstybė net yra pamėginusi eiti tuo keliu, pasiskelbusi, kad jos tikslas yra jos gyventojų laimė. Labai keistas dalykas, ar ne? Apie kokias šalis jūs kalbat? Butanas. Butanas. Ten budistinė filosofija yra ir valdžia, matyt, tokia keista. Nenori nei stiprėti, nei plėstis, nei turtų kaupti, o galvoja, ar mano žmonės laimingi ar ne. Na, kaip, o jie laimingi ar ne? Tai aš manau, vieno to, kad apie juos galvojama ir rūpinamasi, tai jie tikrai laimingesni, negu būtų traktuojami kaip darbo jėga ar kokia nors našta. Nebūna didelio skirtumo, kad visuomenė galvotų vienaip, o valdžia kitaip. Arba kad kokia nors ideologija, o paprastai vyraujant yra materialistinė ideologija. Ir čia nepriklausomai nuo to, ar koks nors marksizmas buvo oficiali filosofija, pateisinanti daugybę blogų dalykų. Ar neoficialiai įtakoja, kaip jūs ir sakėte, atskaitos taškas. Pagrindinis atskaitos taškas yra ekonomika, ekonomikos augimas, o ne žmogaus jausena šitame pasaulyje. Kas iš to, jeigu ekonomika auga, žmonės nelaimingi? Arba imant visiškai suprastintą pavyzdį. Ar daugiau suvalgęs, tu jau tiek pat ir laimingesnis. Yra ribos. Alkanas žmogus, žinoma, nėra laimingas. Ir būti sočiam turbūt geriau negu alkanam. Bet argi tai yra pagrindinis dalykas? Dėl klimato kaitos yra dvi versijas. Viena, kad tai yra žmogaus veiklos padaras, kita, kad tai yra daugiau pačios gamtos procesų rezultatas. Aš vėl nesiimu čia labai daryti išvadas kokias nors. Gali būti taip, kad vertinant tai kaip paties žmogaus pramoninės visuomenės savižudybę, kyla balsai stabdyti atmosferos teršimą, riboti tą pramonę, kuri teršia ir kurios tarša yra bandoma reguliuoti tokiais bejėgiškais būdais, kad leidžiama teršti iki tam tikros ribos, yra kvotos. Jeigu mes nepajėgiam tiek užteršti, kiek mums leista, mes galim parduoti savo nepagamintą purvą kitoms galingoms valstybėms, kuriams trūksta to leidimo teršti. Tegu jos teršia, tegu mes galim padėti. Suprantat, kažkokie beprotiški paradoksai šitam pasaulyje. Ką jūs turite omenyje? Nu tai yra. Pavyzdys. Taip, tai yra anglies dvideginis išmetamas į atmosferą. Yra ribos, yra kvotos, kiek valstybė turi teisę teršti. Ja. Bet juk iš tikrųjų ji turėtų neturėti jokios teisės teršti. Niekiek teršti.
Suprantat? Bet tai yra čia yra taip kaip žudimas. Jeigu lėčiau žudyti, galima. Per greit žudyti jau negerai. Pakeitę energetiką pasaulyje, pasauliniu mastu, mes galime sustabdyti klimato kaitą ir galbūt... Nu, yra tokių vilčių ar iliuzijų, ar perspektyvų. Tai susijęs su visokiais politiniais dalykais ir vėl su argumentais, o kaip išmaitinti Kiniją, kuri turi milijardus ten gyventojų ir labiausiai teršia atmosferą, gamindama elektros energiją iš kūrenamos anglies tiesiogiai, kas yra jau labiausiai teršiantis dalykas. Bet pirmiausia, niekas negali politiškai uždrausti, nors jis teršia ne tik savo gamtą, viso pasaulio gamtą teršia. Tai pasaulis gali susivienyti ir kaip nors tai sustabdyti ir sakyti, jeigu jūs ten nesugebat išmaitinti savo gyventojų, tai jūsų problema. Bet tai taip nėra, tai neišmaitinami gyventojai kur nors eina, pasidaro masės tų pabėgėlių, migrantų nuo bado mirties. Jūs manot, uždaras ratas, kurio... Nu, uždaras ratas, kurį turėtų pakeisti, galėtų pakeisti, arba beveik tai neįmanoma. Visai kitokia gyvenimo filosofija, kur būtų aiškiai matomos ribos, kiek žmogui reikia, žmonėms reikia tam, kad jie apskritai galėtų gyventi ir džiaugtis. Matydami dangų, matydami žalumą aplink save, matydami savo vaikus bėgiojančius ir sveikus augančius. Ir suprastų, kad čia yra svarbiausia. O ne kokios markės mano automobilis, kokiu greičiu aš galiu lakstyti.